Frakcinis CO2 lazeris tai yra vienas iš seniausiai naudojamų dermatologijoje lazerių. Tai gali būti CO2 arba Erbium JAK lazeris. Mūsų klinikoje mes naudojame juos abudu, dėl to tai yra labai gerai, mes galime rinktis. Frakcinis metodas reiškia, kad mes procedūrą atliekame ne pilnai nušlifuodami odą, o per tokį tarytų mini tinkliuką, kai lieka sveikos, nepažeistos odos plotai ir nuobliuotos odos plotai. Frakciniai abliaciniai lazeriai padeda spręsti daugelį odos problemų, pradedant raukšleles, randus, ypač po aknės likusius randus, išsiplėtusias poras gali sutraukti, gali padėti sumažinti pigmentaciją. Mes juos taip pat naudojame ir po estetinių operacijų, kaip viršutinių apatinių vokų plastikos, kuomet lieka randeliai ir dėl šių lazerių mes galime juos sumažinti. Jeigu problema nėra gili, galbūt užtenka švelnaus frakcinio lazerio procedūros, tuomet atsigavimas užtrunka nuo 3 iki 5 dienų, tačiau jeigu mes gydome rimtus gilius randus, atliekame pilną frakcinį lazerį veido, kaklo, atsigavimui gali prireikti iki 2 savaičių, kuomet oda yra paraudusi, patinusi, yra šašeliai, negalima naudoti makiažo ir ypatingai reikia saugoti saulės minimum mėnesį, kartais ir 4, kad neliktų pigmentinių dėmių.